Vyksta plano, kuris buvo sugalvotas prieš kokias 2 savaitės įgyvendinimas. Yra pusryčiai à la carte, kiekvienam pagal užsakymą. Vakar visi užsisakė, ką valgys, su kuo valgys. Dabar šiandien plūšūnų saulėje patekėjus, iš karto kibau į darbą. Čia yra kiaušinienė, kepta ant sviesto ir su šoninė. Kaip pusryčiai? Patys pirmi. Čia tradiciškai palapinė, kuri greit pasistato ir labai lėtai išsistato. Ar kaip čia. Nu tai kur ovacijos? O, taip nepraėjo nei 15 minučių, palapinė surinkta. Čia, žinai, mano mygis buvo. Šieno kiaugė rudenį vėlyvą, apkultas pastogi lovą, kaip šiandien, menu jį gyvą, vedantį mėnes į kovą. Prašau. Leninas Razlybė. Galvoju čia apie mane. Labai gražus oras, venta turi gražų vingį čia, žuvis labai patekintas, kokias gavo. Taip. Kitaip pasidarė, čia žiūriu, numėse pasilendė. Tai čia ir puikiausias. Viskas telpa, nu, kaip čia buvus. Važiuosim toliau. Kelias driekėsi, kelionė tęsiasi. Paliekam svetingą stovyklavietę. Bet taip buvo gerai. LT ekspertas. Lyginant birželį ir liepą, bendras pigiausių prekių krepšelis pigo. Daugumos atskirų prekių kainos augo. Labiausiai kilo obuolių, juodojo šokolado, pigiausių pomidorų, maltos kavos, jogurto, šaldytos jūros. Jo, aš visada esame jam. Ten bandžiau, nepravažiavau pavasarį. Biškai pravažiuoja mygėlį. Skauda? Visi galvodavo, kad krokodilai visą laiką gyvendavo piečiau, čia šiaurėje ne, nes sąlygos oro, kaip čia gamtos nebuvo tokias, o pasirodo tada, kai jie veisėsi. Tai čia pas mus irgi tropinis klimatas buvo. Ir ryklio dantis rastas, va čia karjerė, molio karjerė, tai yra ta, tai va čia, va, vienas iš tokių dinozauro galvų. Kas liečia viską su dinozaurais.
Ai, bekelės irgi vienais metais buvo bekelės. Čia yra fosilija, jo? Taip. A, čia fosilijos, jo. Jau priimtų, pasidalinkit. Oi, va. Va. Mes ten vos gerklių nepergriaužėm, o čia prašau. Va. Čia Vaidas, matomai, iš ryto buvo suorganizavęs. Ai, nu tai kam visiems šnekėt, pasakot? Sakai, galą traukti? Nu, tai kaip tu? Galinė kamera purvina. Oi, tai aš prisikabinsiu prie jūsų. Prašom. Ne, čia tik tai mes, kaip čia tuos tonus netiderinom, o šiaip jau naujas, kai buvo, tai buvo irgi geltonas ir mėlynas. Tik nieko nespauskit. O, paukščiukai. Jo, paukščiukai gyvena. Ai, ką, visi gal susirinksim. Apeisim aplink ir va, tai dabar kokie čia mechanizmai. Nu, tai... Džipuką, o ten kur kairiau stovi. Ir čia fainai. Tas netilps. Kambariuks. Lėlė pati nesidonuoja. Ne. Lėlė taip yra centa, tik tai va, kaušas, jinai tai reglavimo principas. 50 metrų strėlė ant vandenio, o 60 Pagingiau, nu laikas pinigai. Karjerą dėl jūsų sustabšo. Nu, bet nedirba. Turime supinimų. Šakę nusimesti, tai ne, nu. O, baba. Teinu ir aš. Viens, du, trys. Sakykit, čia dabar yra mūsų buldozeris Lipkeris, kuris didelis 40 tonų kairiai, o dešiniai grįžimo staklės.
geras. Kaip žemė formavosi. Priemolis, priešmelis. Susiformavę, tai čia buvo upės tas kažkokiam kvarcinis smėlis suneštas. Mes važiuoja tas didysis Belasas. 100 tonų. 10 sveria, 60 veža. Iki tada, sėkmės. Iki. Juliau irgi malonu. Ačiū visą. Tai ką, pasiliekam geruoju. Iki sekančių susitikimų. Nesibučiuosi. Ne, nesibučiuosi. Kitas yra dabar Molotovo. Taip. Aš nežinau, man ten sutampa šaudymo varžybos, tai dar nežinau, į kur važiuoti. Bet neišsibraukiu. Prioritetų sąrašą pasidarykim. Ačiū. Norėtum tokios, ar ne? Va, visi nori. Bet kur jūs gaut? Ką?